Mes grįžtame į Klaipėdą, Švyturio areną. Čia po pirmojo ketvirčio 20-19 priekyje Makedonijos rinktinė. Predragas Samardžiskis paskutinę sekundę pataikė dvitaškį. Jis yra kol kas rezultatyviausias žmogus Makedonijos rinktinėje. Jūsų ekranuose statistika ir čia turbūt visų pirma krenta į akis kova dėl atšokusių kamuolių 14-7. Jie laimi Lietuvos rinktinę ir tolimi metimai. Šiandieną jau 6 tritaškius per pirmąjį ketvirtį spėjo išmesti lietuviai, pataikė 1 iš 6. Makedonai prametė visus 3 savo tolimus metimus. Tolimi metimai rugsėjį gelbėjo Makedonijos rinktinę. Tada, kada lietuviai jau imdavosi spurto. Na, o aš tai priminsiu, kad TV3 televizija jau rytoj pakvies jūs stebėti antrąją Lietuvos rinktinės dvikovą su Graikijos nacionalinė rinktinė. Šią savaitę visos komandos, kurios iš Europos krepšinio čempionato pateko į papildomą olimpinį atrankos turnyrą, yra čia Lietuvoje. Jos žaidžia tarpusavyje, na ir lietuviai išmėgins jėgas su graikais. Pražanga prieš Mindaugą Kuzminską. Kuzminskas prie baudų metimo linijos. Netaiklus pirmasis metimas. Mindaugui Kuzminskui bus sunku kovoti dėl vietos 12-uke. Jo pozicijoje žaidžiančių krepšininkų netrūksta. Šioje rinktinėje tas pats Linas Kleiza, Jonas Mačiulis dar atvažiuos. Neužmirškime, kad Deividas Dulkis gali žaisti ir atakuojančių gynėjų, ir lengvų kraštų. Ir turbūt reikėtų, kad Mindaugas Kuzminskas, jeigu galvoja apie vietą nacionalinėje rinktinėje, tokios pat energijos, kokią įnešė Adas Juškevičius pirmajame ketvirtyje. Kičevskis pelno 2 taškus. O štai čia Mindaugas Kuzminskas iš viršaus. Po gražaus Tomo Delininkaičio perdavimo. 22-24. Pusantros minutės sužaista antrajame kėlinyje. Pražanga prieš Predragą Samardžiskį. Dariui Songailai, pirmoji asmeninė pražanga šiandien. Nebuvo pats geriausias Dariaus Songailos sezonas, praėjusias spėjo pažaisti ir Turkijoje, vėliau persikėlė į Valladolido komandą Ispanijoje. Komanda užėmė paskutinę vietą, Darius žaidė nestabiliai. Ir jau užsiminė Darius Songaila, kad šį vasarą nacionalinėje rinktinėje jam gali būti paskutinė. Būtų labai smagu, kad ji būtų paženklinta bent jau dalyvavimo olimpinėse žaidynėse. Tačiau iki tol dar reikia sėkmingo pasirodymo Venesueloje, o ten B grupėje Lietuva žais su Nigerijos ir šeimininkais Venesuelos nacionalinė rinktinė. B grupėje nepataiko Darius Songaila. 14-8. Gerina kovą dėl atšokusių kamuolių Makedonijos rinktinė, tačiau čia pražanga puolime. Atrodo, kad Čiukovskis dabar šiek tiek persistengė. Bandydamas sudaryti erdvės komandos draugų. Štai tokia įdomi užtvara. 22-26. Kuzminskas ieško Jono Valančiūno, tačiau ten Jonas uždarytas, o Tomo Delininkaičio tolimas metimas tikslo nepasiekė. 1 iš 7 tolimų metimų yra pasiekęs tikslą. Vienintelis Deividas Dulkis yra pasižymėjęs šį vakarą. Čikovskis praleidžia Sokolovą. Valančiūnas lieka prieš Sokolovą. 5 sekundės Makedonijos rinktinės atakai. Ir sugeba apsiginti Lietuvos rinktinė. Mindaugas Kuzminskas pabėgęs į priekį, nepataiko iš po krepšio. Mindaugas Kuzminskas, na, užteko net ir minimalios Marko Simonovskio
gynybos tam, kad sustabdyti Mindaugą Kuzminską. Kostovskis į kraštą ir iš toli taip pat. Na, makedonai irgi šiandieną kol kas dar netrišo krepšių metant tolimus metimus. Antra ataka iš eilės, kai makedonai turi problemų. Ieškodami kelių link Lietuvos rinktinės krepšio. Netaiklus tolimas metimas. Dar kartelį bando laimę makedonai. Na, anksčiau ir vėliau turėjo pataikyti Makedonijos rinktinė. Sokolovo sąskaitoje 3 taškai. Ir čia dar 1 minutės pertraukėlė. 29-22 priekyje Makedonijos rinktinė. Antrajame kėlinyje kontrolinės rungtynės čia Klaipėdoje ir kol kas lietuviai vėl paleidžia Vaidoles iš savo rankų. Na, reikia sutikti su tom, kad Makedonijos rinktinė pabėgo į priekį tada, kada žaidė dabar turimų stipriausių penketukų aikštelėje. Tuo tarpu Lietuvos rinktinė ant suolo laikė ir Liną Kleizą, ir Simą Jasaitį, ir Mantą Kalnietį. Didžiąją dalį startinio penketo žaidėjai buvo išėmę iš žaidimo. Kol kas pasikeitimų Kęstutis Kemzūra daryti ir neketina ir kol kas turbūt nelabai nori. Na ir iš kitos pusės reikia išsibandyti ir kitus krepšininkus. Jau labiau, kai tai kontrolinės rungtynės, galvoti vien tik tai apie pergalę čia negalima. Jonas Valančiūnas, štai taip. Pergudrauja varžovą ir galingas dėjimas iš viršaus. Dvigubina gynybą ir labai sėkmingai susikeitė ginamaisiais dabar Mindaugas Kuzminskas su Jonu Valančiūnu. Mindaugas Kuzminskas tęsia dėjimų šou šį vakarą. Prieš tai prametė iš po krepšio, dabar nusprendė įdėti. 26-29. Adas Juškevičius po sėkmingo pirmojo ketvirčio šiek tiek prigeso ir sodina jį ant suolo. Kęstutis Kemzūra išleisdamas vėl Mantą Kalnietį. Geras sezonas buvo Mantui Kalniečiui. Sėkmingai jis rungtyniavo Kauno Žalgirio komandoje. Arčiau krepšio perdavimas. Taiklus Damiano Stojanovskio tolimas metimas. Šansas Lietuvos rinktinė ir labai gražiai žaidžia lietuviai. 6. taškas iš eilės. Priverčia dar kartelį Marijaną Lazovskį prašyti minutės pertraukėlės. Kęstutis Kemzūra. Ir prieš tai buvusios minutės pertraukėlės metu ir dabar akcentuoja ir toliau išlaikyti tą patį rungtynių tempą. Tai yra daug bėgti ir atlikti daug perdavimų vienas kitam labai sėkmingai. Lietuvos rinktinė užpuolė per paskutinėsias 3 atakas. Visos jos buvo rezultatyvios ir iš turėtų 7 Makedonijos rinktinės taškų belieka tik tai vienas vienintelis. 29-28. Makedonijos rinktinės atsakymas. Čechovskis. Na, nesusikalba Makedonijos rinktinės krepšininkai. Šios atakos metu prarastas kamuolys. Netikslus buvo Aleksandro Kostovskio perdavimas komandos draugui. Trečioji ir Makedonijos rinktinės klaida šį vakarą. Pabėga po krepšiu Darius Songaila ir štai taip gražiai žaidžia Darius Songaila. Lietuvos rinktinės spurtas tęsiasi iki 8-0. 30-29. Nuolatos stengiasi vienas kitą pasižiūrėti ir pasaugoti Lietuvos rinktinės krepšininkai. Dabar laiku spėjo Jonas Valančiūnas grįžti prie savo ginamojo ir sugeba priversti suklysti
Nikolovskį, kuris praranda kamuolį. Vienas iš tų krepšininkų, kurie tikriausiai tikrai neliks galutinėme dvyliktuke. Nedaug jis rungtyniauja. Tačiau vienas iš Makedonijos rinktinės talentų, kurį reikia išbandyti. Bent jau ateities kovoms. Kirilas Nikolovskis, 2,10 m ūgio krepšininkas. Pražanga Tomo Delininkaičiui. Ir čia dar viena minutės pertraukėlė. Šį kartą jos prašo Kęstutis Kemzūra. (30-29). Labai neblogą atkarpą sužaidė Lietuvos rinktinė. Sakyčiau, šiek tiek padidinusi tempą. Ir gerokai tiksliau atakuodama krepšį. Paskutinių 2-3 minučių metu kol kas Lietuvos rinktinė priekyje 1 taško skirtumų. Čia keletas statistinių skaičių. Ir toliau užrišti krepšiai metant tolimus metimus, bet iš kitos pusės gal ir gerai, kad nustojo svaidyti pro šalį. Lietuvos rinktinė pradėjo rinktis kiek kitokius atakų užbaigimo būdus. Ir 8-0 spurtas, po kurio reikia šiek tiek laiko Makedonijos rinktiniai tam, kad pastrateguoti žaidimą. Makedonijos rinktinės taip pat laukia olimpinis atrankos turnyras. Jinai pateko į D grupę kartu su Angola ir Naująją Zelandiją. Predragas Samaržyskis Lietuvos žurnalistams pareiškė, jog jo komanda pateks į olimpinės žaidynės. Ir, aišku, vedliais tokios rinktinės turėtų būti dalis tų krepšininkų, kurie yra čia šį vakarą. Ir pagrindinės žvaigždės dar tik tai laukiama jų atvykstant į nacionalinę komandą. Čikovskis. Metimas paskutinę atakai skirtą laiko sekundę yra nesėkmingas ir vėliau seka pražanga prieš Mantą Kalnietį. Aleksandras Kostoskis. Pirmoji asmeninė jam pražanga. Predragas Samaržyskis grįžta į aikštelę. Deividas Dulkis, Mantas Kalnietis, Jonas Valančiūnas, Linas Kleiza ir Tomas Delininkaitis. Tomas Delininkaitis iš toli, taiklus, tolimas metimas, vos antrasis šį vakarą, 33-29. O kas didžiausia Lietuvos rinktinės persvara. Čia yra po fantastiško spurto 11-0. Ir dar vieną kamuolį iškrapšto Deividas Dulkis. Čia į priekį pabėgęs Jonas Valančiūnas. Kala iš viršaus. 35-29. Sakykite, ką norite, bet Jonas Valančiūnas ir didžioji dalis Lietuvos krepšininkų. Na štai tokiais veiksmais iš tikrųjų grąžina skolą Makedonijos rinktiniai. Plus 6 taškai ir 3 minutės iki didžiosios pertraukos. Samaržyskis atmestas kamuolys. Iš toli nesėkmingai meta Nikolovskis ir kamuolį vėl susigrąžino Lietuvos rinktiniai savo rankas. Fantastiškas antrasis kėlinys, tiksliau antroji jo pusė. 35-29. Valančiūnas Delininkaičiui. Čia pat Kalnietis. Kleiza, netikslus atrodo Manto perdavimas, nors tiksliau ne dėl jo kaltės. Kyštelėjo koją Kostoskis. Tęsia Lietuvos rinktinė ataką ir štai taip Mantas Kalnietis. Visi laukia perdavimo iš jo, o Mantas nusprendė viską užbaigti pas. 37-29. 15-0. Įspūdinga. Ir nutraukia taškų badą Predragas Samaržyskis. Taiklus jo tolimas metimas. Palieka Lietuvos rinktiniai 5 taškų persvarą. Delininkaitis, Kalnietis atitrūksta nuo varžovo. Jis
Įspraustas dviejų krepšininkų. Mantas Kalnietis pabandė atiduoti perdavimą šalia galinės linijos Deividui Dulkiui. Tačiau kamuolys keliauja į užribį ir dabar pyksta ant Jono Valančiūno, kurio gal net ir nematė Mantas Kalnietis, kad buvo už nugaros jam ir laisvas prašė kamuolio. Bet yra kaip yra, Simas Jasaitis grąžinamas į aikštelę. Tokiu atveju Linas Kleiza dabar žaidžia 4 numeriu. Vienas iš turbūt didžiausių Lino Kleizos privalumų yra jo universalumas. Gali daryti viską. Linas Kleiza. Dar viena klaida Makedonijos rinktinės žaidime, grąžinanti kamuolį Lietuvos rinktiniai. 37-32. 5 klaidas padarė jau Makedonijos rinktinė vien tik antrajame kėlinyje. Nepatenkintas Jonas Valančiūnas paskutinę pražangą. Linas Kleiza iš karto ramina savo komandos draugą, o čia Kęstutis Kemzūra. Dabar nepagaili kritikos ir duoda pylos Jonui Valančiūnui. Jis yra vienas rezultatyviausių krepšininkų Lietuvos rinktinėje. Antanas Kavaliauskas vėl grąžinamas į aikštelę. Linas Kleiza dar spės padalinti patarimų Jonui Valančiūnui Toronto Raptors komandoje, kur jau nebejojama, kad žais abudu lietuviai kitą sezoną NBA lygoje. Kavaliausko užtvarą išleidžia Mantą Kalnietį, šis atmeta kamuolį Kleizai, šis atgal Dulkiui ir gaila, bet Dulkis nepataiko. Ir Simas Jasaitis. Na, kad turi Simas, tai turi. Ta mistinė sugebėjimą būti vietoje ir laiku. Gaila, kad nepavyko pratęsti štai šios atakos. Perimtas kamuolys, po kurio seka 2 taškai. Įrašomi Makedonijos rinktiniai ir Kęstutis Kemzūra prašo minutės pertraukėlės. Kartais galima tiesiog nieko ir nesakyti, žiūrint į Klaipėdos universiteto šokėjas. Gerai, o dabar, jeigu rimtai, mes grįžtame į rungtynes. Čia kol kas po beveik 2 kėlinių, dar lieka beveik minutė iki didžiosios pertraukos. Banguotai labai žaidžia abi dvi rinktinės. Ir antrąjį kėlinį turbūt irgi galima braižyti grafikus, kaip atrodė abi dvi komandos. Jeigu makedonai dominavo pirmosiomis minutėmis, tuomet sekė lietuvių įspūdingas spurtas. Dabar vėl tokia trumpa atkarpėlė, kai Lietuvos krepšininkams nepavyksta užpulti varžovų, o makedonai renkasi taškus. Ir iš turėtų jau 7 taškų persvaros Lietuvos rinktiniai dabar lieka vos 3. Simas Jasaitis, Linui Kleizai, Kleiza atgal Deividui Dulkiui, šis nepataiko tolimo metimo ir Linas Kleiza suteikia jau antrą šansą iš eilės. Puikų šansą Deividui Dulkiui atakuoti praktiškai laisvam. Kol kas nekrinta. Pražanga Antanui Kavaliauskui. Dabar pabandžiusiam pristabdyti varžovą. Tai padaro neleistinai Antanas Kavaliauskas. Antroji pražanga jam. Sokolovas grįžta į aikštelę prie baudų metimo linijos. 7 numeris Aleksandras Kostovskis. Ramūnų Brasov komandai priklausantis gynėjas, nes dabar yra paskolintas Makedonijos Kumanovo komandai. Makedonijos aukščiausioje lygoje po 14 taškų renka šis krepšininkas. 37-36. Kalnietis naudojasi užtvarėlę, tenai krašte Simas Jasaitis, Linas Kleiza. 10 sekundžių Lietuvos rinktinės atakai ir pražanga prieš Liną Kleizą. Predragui Samardžyskiui. Mantas Kalnietis grąžina kamuolį. Čia pat vėl įpriima Mantas Kalnietis. Beveik iki antrojo ketvirčio pabaigos kamuolį galėjo laikyti Lietuvos rinktinės. Simas Jasaitis išmeta jį šiek tiek anksčiau.
pats beveik buvo jį atsikovojęs ir likus šiek tiek daugiau nei sekundį pražanga. Deividui Dulkiui antroji asmeninė pražanga jam. O tai reikš, kad makedonai mes 2 baudų metimus. Ir galės ir antrąjį ketvirtį užbaigti pirmaudami. 37-37. Na ir lygu. Po 2 kėlinių Simas Jasaitis per visą aikštę. Kągi, dabar didžioji pertrauka, šiek tiek pailsėkime ir sugrįšime čia atgal į Klaipėdą. 37-37 po pirmųjų 2 kėlinių. Lygu.